Labas rytas, sveikinu su jumis iš Kauno oro uosto. Skrendu iš šaltos šalies į šiltą. Netrukus skrisiu į Madridą. Stebėti čempionų lygos varžybas tarp Madrido Realo ir Lisabonos Benficos. Jau atkrintamosios prasidėjo, antrasis mačas, pirmą laimėjo Madrido Realas 1-0, nebe skandalų, rasizmo ypatingai. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip susiklostys antros rungtynės, tai kaip visada bus apie miestą, bus apie pačias varžybas, bus apie viešbučius ir panašiai. Tai dar vienas momentas, skrendu labai anksti, jau oro uoste esu 3:50 minučių. Galiu pasakyti, mano atveju negalioja ta taisyklė, kai būna memai, kad į lėktuvo, į atostogas tu keliesi lengvai, kad ir antrą nakties, kad ir trečią. Man šita taisyklė negalioja, man visur yra sudėtinga atsikelt, todėl kol kas nekaifuoju iš kelionės, bet reikia pabiškį įsivažiuoti. Šiaip į Madridą skraido tiesioginiai skrydžiai iš Kauno ir atgal. Kol kas vėlgi, kol žiema yra už lango, tai skraido 2 kartus per savaitę, todėl irgi reikia planuotis laiką, kad tu neskubėtum per dalyką ir nereikėtų kažkur žodžiu, važiuoti kuo greičiau. Bilietus, kaip visą laiką, aš imsiu per footballtickets.net.com. Dar jų neturiu nusipirkęs, nes iki paskutinio momento abejoju, ar aš skrisiu kažkur ar ne, nes peršalęs esu ir temperatūros turėjau, tai abejojau, ar verta ar ne. Kažkaip šiandien prabudau ir jaučiuosi geriau, tai nutariau, kad tikrai verta aplankyti Santiago Bernabéu, dar nesu buvęs, šit Madride dar nesu buvęs, tai norisi tikrai pasižiūrėti ir į miestą, ir patį futbolą. Visiems aš esu Barsas fanas, bet Madrido Realą tai tikrai gerbiu labai, nes didysis tikrai klubas yra, norisi tai pamatyti viską gyvai. Labiau tik jeigu į Dortmundus, tai skaičiau Borusiją. Sėkmingai nusileidau Barachas Madrido oro uoste. Oro uostas labai didelis, šiaip kažkaip painiotai čia viskas. Kaip ir Barcelonai, tas pats yra sujungta išvykimo ir atvykimo vartai, tokie patys irgi, biški klaidina šitie dalykai. Dabar važiuosiu jau į miestą, pats skrydis 4 valandas trunka ir per Ryanairą tai tikrai nėra brangus bilietai, bet aišku, tokio patogumo lėktuvuose 4 valandas išsėdėti biški reikalauja kantrybės. Po truputėlį judu link miestų. Šiaip Madrido oro uostas yra vienas didžiausių Europoje ir didžiausias Ispanijoje. Per jį savo skrydžius atlieka 60 milijonų žmonių kasmet. Tai iš tikro, kad ir pirmą kartą taip yra, kad aš eičiau iki išėjimo 15 minučių, tai dar iki šiol nedariau. Tai tikiuosi neliksiu oro uoste, nepasiklysiu, tai kas važiuosi, tai bent jau išeit. Gal man taip pasisekė ar nepasisekė kabutėse, kad ilgai labai užtrunka, tai gal jau turėdamas tavo omeny važiuosiu anksčiau, kad viską praeit laiku. Išėjau iš oro uosto pagaliau, su taksi nuvažiavau iki viešbučio, bet kadangi dar 10 ryto, tai man tik leido palikti lagaminus ir kuprinę. Žodžiu, einu prasižvalgyti po miestą, gyvensiu, galim sakyti, pačiam centre. Viskas labai arti vienas kito, bus pagrindinės vietos, kurias noriu nueiti. Didžiausias pliusas, mano nuomonė, Ispanijos kaip šalies, tai yra ir netgi to paties Madrido ir kitų miestų. Tai yra tai, kad dabar yra dar žiema kalendorinė, bet čia žada netgi iki +20. Šiandien temperatūra kils, tai svyruos temperatūra tarp 12 ir 20, tai realiai dabar jaučiu, kad einu ir man gana šilta. Palyginus su mūsų Lietuva, tai tikrai šilta. Tai einu pasižvalgyti, vėliau įsikursiu į viešbutį ir tada jau pradėsiu ekskursiją po miestą ir viską pasakosiu. Apsistojau viešbutyje. Šitoks kambarys, gana jaukus, didelis. Vienam žmogui tai tikrai pakaks pilnai. Vonios kambarys irgi atrodo štai taip. Irgi gana viskas paprasta, bet erdvu. Vieta iš tikrųjų labai gera, tai prie pat visų žinomų Madrido vietų, tai pėstute į vieną į kitą pusę ten iki 20 minučių. Toks viešbutukas kainavo 3 naktim tiksliau 200 €. Tai nėra iš tikrųjų brangu. Aš žiūrėjau vien, kai žaidė El Clasico Realas su Barsa, tai tada Madride netgi hosteliai kainuoja viena naktis nuo 200 €. O ką kalbėti apie viešbučius, kurie ten nuo 500 prasideda. Todėl toks gana jaukus, paprastas
paprastas viešbutukas, iš kurio lengvai pasieksiu visas reikiamas ir lankytinas vietas Madride. Visada stebiuosi ispanų liftais daugumoje namų. Tai va toks liftas, kuriame užstrygus, nežinau, tikrai gali prasidėti panikos priepuolis. Žodžiu, labai miniatiūrinis. Nu ką, labas rytas. 9 ryto, bet jau yra plius 11 lauke, tai šilta, šiaip žada iki 20, vakar 20 buvo. Vakar tiesa nespėjau nueiti kažkokias lankytinas vietas, tiksliau nespėjau, jaučiausi prastai, tai atvažiavęs tik tais nuėjau į parduotuvę, pasižiūrėti kas aplinkui labai greitai ir atgal į kambarį. Bet pasižiūrėjau jau vien vakar, kad šitas viešbutis, tiksliau jie čia įdomų pavadinimą turėjo hostel vadinasi, bet čia nėra hostelis. Nėra taip, kad ten visi kartu gyventų, kiekvienas savo kambarį turi. Tai jis randasi superinėje vietoje, aš pasidalinsiu šone pavadinimu, tai jeigu kažkur skristi į Madridą, tai žinokit, vieta tokia, kur tu realiai per 10-15 minučių centrinės pagrindinės vietas, kurias verta aplankyti, tikrai spėsi apeiti. Tai vieta realiai superinė, tai einu žiūrėti Madrido grožybių visur. Šiaip tikrai pirma vieta, kurią svarbu aplankyti, tai yra Ispanijos aikštė, tikrai žinoma vieta, šalia kurios eina pagrindinė gatvė Gran Via, apie kurią šiandien irgi šiek tiek papasakosiu. Vieta, kuri yra apsupta dangoraižių, nes beje vienas iš įdomių faktų, pirmieji dangoraižiai Europoje atsiradę 1920 metais buvo būtent Madride. Šita vieta, joje, kai būna kažkokie įvykiai mieste, labai daug žmonių susirenka, tai tokia erdvi, labai maloni. Tai kas svarbiausia, man patinka, kai tokios aikštės yra padarytos, kur tu gali šalia prisėsti, pasėdėti. Ir va ten už aikštės yra ir vaikų žaidimo aikštelės, tai jeigu nuvyksti su vaikais, tai tikrai rasi ko užsiimti. Tai labai tokia graži vieta, kurią labai svarbu aplankyti. Nu, jeigu kažkur užmatysite internete KitKato reklama su lenktynininkais, tai duokit žinot. Vadinasi, buvau šalia visai tokio filmavimo. Šiaip kalbant apie Madridą, tai Madridas pagrindinių Ispanijos miestų tapo 1561 metais, kai jau pavyko ispanams atsikovoti iš arabų valdomų žemių, žodžiu, Ispaniją ir tą patį Madridą. Ir būtent nuo tų metų prasidėjo Ispanijos labai galingos valstybės, žodžiu, užkariautojos era. Ji turėjo labai daug kolonijų visame pasaulyje. Čia ir yra viena iš priežasčių, kodėl ispanų kalba yra viena iš žinomiausių ir populiariausių pasaulyje. Jie kalba, galima susikalbėti labai daugelį šalių. Tai todėl nuo 1561 metų Madridas gavo vardą pagrindinio miesto. Nu ką, besivaikščiodamas mieste nutariau šiek tiek rokiruotę padaryti šios kelionės, nes svarsčiau vykti tik į Madrido Realo varžybas, kurios vyks rytoj. Bet pasižiūrėjau, kad šiandien lošia Madrido Atletiko su Briugė irgi atsakomasis čempionų lygos varžybas, kur tikrai viskas nėra aišku, 3-3 pasibaigė pirmas mačas. Ilgai galvojau, ar imti ar neimti ten bilietus, dar prieš važiuojant žinojau, kad jie žais tarpusavyje, nes brangu tikrai ir visos kelionės jos ir kainuoja ir dėl finansų kažkaip abejojau ar verta, bet iš kitos pusės pagalvojau, kad atskirai skristi į Madridą, vien tik tais pažiūrėti ateityje Madrido Atletiko varžybų, klausimas ar aš prisiruošiu, ar tikrai norėsiu tą padaryti, tai kažkaip sugalvojau vėl sujungti ir šią laidą padaryti iš 2 futbolo varžybų, tai nutariau vis vien užsisakyti. Šiandien bus varžybos tarp Atletiko ir Briugės, o rytoj į Santiago Bernabeu tarp Realo ir Benficos bus daug futbolo. Dar viena iš tokių pagrindinių gatvių yra už manęs, irgi šalia Gran Vios yra. Tai yra viena iš centrinių aikščių, jų yra kelios Madride. Tai čia irgi, kai vyksta įvairūs kažkokie renginiai mieste, tai labai daug tikrai žmonių būna. Ir kas yra svarbiausia, 10 ryto pasižiūrėkit kiek žmonių. Ir kas svarbiausia yra saulutė, nes pasižiūrėkit daug kas jau su maikutėm, su plonesniais drabužiais, kažkaip trūksta Lietuvoje tos saulės, tai negaliu atsimėgauti, kaip faina būti šiltose kraštuose. Jau mačiau kitų vlogerių video, kad yra pačioje miesto centre Barsos parduotuvė, tai ją radau. Nesvarbu, kad yra Madrido centras, bet visien Barsa čia irgi gerbė. Taip pat kaip ir mačiau Barcelonoje yra Realo parduotuvės. Už manęs karališkoji opera. Čia vyksta žinomiausi koncertai, atvažiuoja žinomiausi atlikėjai ir tokia istoriškai svarbi labai vieta irgi. Tikrai verta aplankyti tą karališkąją operą. Čia šiaip Madride viskas yra karališka. Jaučiuosi, kad tai yra pagrindinis miestas ir kad čia viskas išreiškia galingumą pačio Madrido, pačios Ispanijos. Ir už manęs, aišku, karališkieji rūmai, kurie yra 135 000 kvadratinių metrų, iš tikrųjų milžiniškas tiesiog pastatas, kuriame yra labai daug skirtingų kambarių, jeigu aš neklystu, daugiau negu 3000 skirtingų kambarių. Pats karalius jis negyvena šiuose rūmuose, jis gyvena kitose, bet
Na, čia vyksta visas pasitikimas svarbių svečių šalies, kažkokių įstatymų priėmimo, tai būtent čia, kaip sakant, atliekama ta pagrindinė biurokratija. Tai milžiniškas pastatas, tikrai verta aplankyti, šalia yra labai gražus parkelis, kuriame ir pasėdėti galima. Žodžiu, tokia labai graži erdvė. Tai irgi viena iš labiausiai lankytinų vietų. Įdomi vieta už manęs čia yra svajonių siena. Žmonės gali įeiti į šitą pastatą, pasiimti lapelį, tušinuką, įrašyti savo svajonę ir prikabinti ją jiem norimoje vietoje. Tai pasižiūrėkit, kiek jų yra daug. Tai irgi, jeigu svajotojai važiuosit kažkada į Madridą, tai būtinai čia apsilankykit. Ir aišku, viena iš tokių labiausiai žinomų ir atpažįstamų vietų Madride yra Plaza Mayor. Nežinau, lai atleidžia man ispanai už tarimą, jeigu tariu neteisingai. Daugelį netgi paveiksliukų ir taip toliau pavaizduota būtent šita aikštė, kurią 1619 metais pabaigė statyti Filipo III iniciatyva, va jam už manęs yra paminklas. Šioje vietoje yra 237 balkonai iškelti į aikštės vidų. Čia kiekvienais metais absoliučiai kažkokie didesni renginiai mieste, jie vyksta čia, pavyzdžiui, Kalėdinė mugė ir taip toliau. Atvykęs dabar 11 val. Ryto ir pasižiūrėkit, kiek daug yra jau žmonių, ekskursijos vyksta. Kažkaip netgi buvau pasigedęs fanų, nesijaučia, kad varžybos ant nosies ar vienos ar kitos komandos ar Atletiko Realo, bet va čia atėjęs į šią aikštę mačiau, kad kavinėse daug už stalų jau sėdi ir Briugės fanų. Benficos dar nedaug mačiau, vieną tik tais mieste, bet suprantama ir varžybos rytoj. Iš tikrųjų vieta, kurią irgi svarbu aplankyti ir kas yra, kaip ir sakiau, svarbiausia, viskas yra prieinama maždaug 10 minučių pėstute viena nuo kitos tokios labiausiai lankytinos vietos. Tai, žodžiu, pasigrožėsiu dar būdamas čia. Važiuodamas čia, sakiau, žmonai tik valgysiu sriubas, nes man visą laiką kelionėse su skrandžiu būna prastesnė savijauta, nes mityba tokia ne visai sveika būna ir paskubomis visada. Tai, žodžiu, nuėjau sriubą paimti ir supratau, kad kažkaip man nesiseka paragauti skanių dalykų, važiuojant kažkur. Paragavau sriubą, pavadinimą aš neištarsiu tikrai gerai, tai tiesiog nuotrauką šonio priseksiu ir kaip jie atrodo realybėje. Tai tiesiog šlykštesnės sriubos gyvenime nesuvalgęs, mažiau negu pusę porcijos suvalgiau. Labai riebi, daug dešros, keptos viduje. Žodžiu, neturiu ką pasakyti net. Ir dar paėmiau aperolį, aperolis tai 10 iš 10, bet sriuba tai tiesiog wow, ir dar kainavo 16 eurų. Tai blogiausia yra, kad visose kavinėse nėra paveikslėlių, kaip atrodo viskas ir labai mažai kur iš vis sriuba yra. Tai kažkaip apsideginau šiuo atveju. Nieko tokio, bus to maisto. Va, jau užsukau į Madrido Atletiko parduotuvę. Nusipirkau matchday šalikėlį, einu į viešbutį, hostelį, tai vadinamai, pailsėsiu ir kadangi Čempionų lygos varžybos šiandien šiek tiek anksčiau negu įprasta, ne 22 val. 19:45, tai gana anksti išvažinėsiu į stadioną. Ten, aišku, papasakosiu apie komandą, apie pačią, pailsėsiu, o rytoj bus šiek tiek dar miesto aprodyta Madrido ir, aišku, pagrindinis tikslas, dėl ko važiavau šį į Madridą, tai yra pasižiūrėti gyvai Santiago Bernabeu stadioną ir didelį tikrai klubą Madrido Realą ir jo žaidimą. Va, už manęs jau Atletiko namų stadionas. Jie tiek dažnai keičia jo pirmą žodį pavadinimo, kad aš jau kartais painiojos, kaip jis vadinasi. Dabar jis vadinasi Riad Air Metropolitano. Pradžiai buvo pavadintas Wanda Metropolitano 2017 metais, kai atsidarė. Čia Wanda Group kompanijos rėmimo pagrindais tai buvo pavadintas. Ir vėliau dar kartelį keitė pavadinimą ir jau dabar yra Riad Air Metropolitano stadionas. Tai žodžiu, kas iš pastovumo Atletike yra, tai Metropolitano žodis stadione ir Diego Simeone už trenerio vairo. Va, kaip matot, nuo metro iškart išlipus iš metro stadionas yra prie pat, tai iš tikrųjų labai lengva nuvykti ir Madride šiaip metro nėra sudėtingas, nėra labai daug atšakų. Jeigu kalbėt apie patį stadioną, tai jis randasi netoli oro uosto. Jeigu eit pėstute, tai valanda laiko. Aišku, nenueis ten pėstute, nes yra visur automagistralės, bet šiaip labai arti. Nuo centro nutolęs gana gerokai ir vietiniai jo pradžią labai nemėgo, kai pasistatė, nes toli važiuoti ir taip toliau. Vicente Calderón, senas stadionas, jis buvo prie pat miesto centro, tai labai lengvai buvo pasiekiamas. Bet vėliau vietiniai priprato. Ir čia pastoviai susirenka praktiškai pilnos tribūnos. Tai kas vyksit, tai tikrai su metro gana lengva nuvažiuoti. Vakar už manęs esantį Grizzly mačiau su Madrido Real maike, tai kažkaip greit persirengė. Ir aišku, kaip be fan shopo. Einam pasižvalgyti, kas viduje yra.
Va, galima firminių monetų Atletiko įsigyti. Šiaip kalbant apie patį stadioną, tai toks labai įdomus faktas, tai žinojau jo tikrai. Statybos naujo stadiono Atletiko kainavo vos 240 milijonų eurų. Šiais laikais čia yra, jeigu kalbėt apie statybas ir tokio milžiniško dydžio stadioną, tai ir iš tikrųjų yra apie nieką. Palyginimui Neymaro vienas perėjimas į Paris Saint-Germain kainavo 220, tai skaitykit beveik tą patį sumą. Viduje girdėjau jau iš žmonių, kad viskas yra labai paprastai padaryta, be jokių kažkokių išskirtinumų, kažkokio tokio didelio žavesio viduje nėra. Ir matosi, kad medžiagos nėra pačios ten wow, bet aišku, svarbiausia, kad stadionas yra saugus, modernus ir svarbiausia, kad jame yra žaidžiamas geras futbolas. Tai irgi toks įdomus pastebėjimas dėl paties stadiono. Nu va, kaip aš ir sakiau, dėl dizaino pernelyg Atletiko nesiparino. Matote, kaip padarytas stadionas, jokių kažkokių papuošimų išskirtinių, ten aišku yra pagerbtos legendos, gražiai yra pavaizduoti logotipai komandos, bet ir tiek. Pats stadionas, iš tikrųjų matosi, kad buvo biudžetiškai statytas, nebrangiai statytas, tai, žodžiu, dėl to 240 milijonų, o ne milijardais. Na, tai iš tikrųjų matosi, kiek žmonių yra, dar beveik 2 valandos iki varžybų, bet ispanai, kaip žinia, jie mėgsta gyventi ne aukštų tempų, jie niekur neskuba, jie susirenka anksčiau laiko, neskuba, žodžiu, netgi tos siestos, kurios jie turi, kai būna karšta, daug ką pasako. Tai čia visi susirinko jau iš anksto bendrauti su draugais, pažįstamais, tai dėl to žmonių pilna. Nu ką, jau komanda atvažiavo, pasitiko ją būrys sirgalių. Tai einam čekint, kokias vietas gavom šį kartą. Ir aplamai Vanda Metropolitano Buriat Air Metropolitano stadioną iš vidaus. Nu, apie ką aš kalbėjau, kad nesiparina Atletiko. Yra betonas, patvarus, svarbiausias saugus. Visas dizainas yra nepagrindinis aspektas. Nu va, matot, kaip viduje atrodo po tribūnom esanti erdvė. Labai paprasta, bet iš tikrųjų yra jauku. Einam čekint, kokias vietas gavom. Šiaip Vanda Metropolitano arba Riad Metropolitano, kaip jis dar vadinasi, stadionas pastatytas 2017 metais, 2019 metais priėmė Čempionų lygos finalą tarp Liverpoolio ir Tottenhamo. Jis talpina 68 tūkstančių sirgalių, tai iš tikrųjų vienas didžiausių stadionų Ispanijoje po Santiago Bernabeu ir Camp Nou. Ir dar vienas pastebėjimas dėl Atletiko. Šiaip Atletiko klubas gana stiprus yra Ispanijoje, jis tikrai ten top 3 įeina. Jeigu kalbėt apie patį Atletiko, tai nuo 2011 metų, kai jam vadovauja Diego Simeone, Atletiko laimėjo daug taurių, šiaip per visą laiką laimėjo 11 La Lygų, 10 karaliaus taurių, 3 kartus UEFA Europos lygos nugalėtojais tapo, 3 kartus UEFA super taurę laimėjo, tai tikrai gana titulų daug susirinkęs klubas, tai tikrai bus įdomu stebėti šiandien varžybas ir kaip jie keliaus ir sieks keliauti iki Čempionų lygos 8. Nu, tokias vietas gavau stadione. Šiaip, kaip ir visą laiką, bilietus perku per footballtickets.net.com. Jau 16 išvyka per juos gaunasi į futbolo varžybas, bet šiaip šiuo atveju pasidalinsiu, pirmą kartą šiek tiek likau nusivylęs, nes kai pirkau bilietus, buvo parašyta, tokia kaip priešistorė. Aš, kaip ir anksčiau sakiau, aš abejoju, ar važiuoti Atletiko būtent varžybą žiūrėti ar ne, dėl pinigų, bet kažkaip pamačiau, kad bilietai pradėjo pigti, su kiekviena diena vis atrodo pigiau ir pigiau. Oficialiam puslapyje jų nebuvo senai, bet tam puslapį, kur aš užsakinėjau, vis pigesni ir pigesni tapo, pasirodė 2 bilietai. Žodžiu, ten yra parašyta, kad tu gali gauti vieną iš 4 įmanomų sektorių. Tai va tie 4 įmanomi sektoriai, kad jūs suprastumėte, tai yra va šitie toje pusėje pirmieji 3, kurie yra pačioje, tai yra, žodžiu, vipinės vietos. Arba va tas, kuriame esu aš, viršuje. Nu ir aišku, iš 4 man atiteko blogiausios vietos. Nežinau, kokia ten tvarka viskas tai buvo daroma, kaip jie ten visus šitos dalykus reguliuoja, bet, žodžiu,
žodžiu, sugundė nusipirkti bilietus tai, kad galėjau gauti už gana gerą kainą, šiuo atveju ten 160 eurų, jeigu va ten sėdėt, tai čia būtų labai pigu. Bet 160 eurų ten, kur dabar sėdėsiu aš nemanau, kad galbūt tai verta, bet aišku, laiko atgal neatsuksiu, stebėsiu varžybas, džiaugiuosi, kad čia atvažiavau, bet, tokių situacijų pasitaiko. Ir bilietas vėl buvo elektroninis, o tiesa į Madrido Realą, bet aš aišku apie tai rytoj šiek tiek daugiau pasakosiu. Gausiu jau fizinį bilietą, pas mane atvažiuoja žmogus, kuris perduos savo abonementą, nes ten biški kitaip jie viską daro negu kitos komandos, bet apie tai aišku rytoj. Tai laukiam, kada pasirodys komandos jau apšilime ir po truputėlį prasidės renginys. Pirmą kartą matau, kad likus 5 minutėm iki varžybų dar tuščias beveik stadionas būtų. Kažkaip užsidaviau savo klausimų, kodėl, ir vėliau atradau labai greitai atsakymą, nes stadione visiškai nėra ką veikti, kai tu jau patenki į vidų, praeini pro vartus. Yra dvi greitojo maisto stotelės, kuriuose nėra net alaus, jokio alkoholio nėra, yra popkornas, yra čipsai, žodžiu, nerimti patiekalai, sakykime taip. O šalia stadiono yra labai daug skirtingų kavinių, visko, tai aš taip įtariu, žmonės iki galo išsėdi. Ir tik tada jau, kai jau artėja švilpukas, jau renkasi į stadioną. Jau sirgaliai po biškį renkasi, tai visą laiką pateiksiu spėjimą, kaip prieš varžybos būna. Spėju, tai Atletiko 3-1 laimės. Tikrai pateks kitą etapą Atletiko, bet jeigu dėl rezultato žiūrėt, tai 3-1 spėčiau. Komandos pristatymo metu didžiausių ovacijų sulaukė Simeone be abejo ir Griezmannas, tai atleido Griezmannui jo klaidą perėjimą į Barsą. Dar vienas atvejis, kai nušvilpiamas Čempionų lygos himnas. Ką 1-0 Atletiko įmušė Sorlotas, čia grinai puolėjo įvartis, atsitvėrė, smūgis įvartis. Ką 1-1 išlygino Briugė. Žiūrėsim. Kol kas įmušė tą vieną, tai Atletiko 2 liko įmušti iki mano spėjimo. Baigėsi pirmas kėlinys 1-1. Realiai Atletiko nieko nesusikūrė per pirmą kėlinį, tas įvartis Sorloto labiau yra iš niekur. Už tai labai malonų įspūdį Briugė paliko. Jie ir kamuolį labai protingai valdo ir tikrai žaidžia kaip lygus su lygiais. Šiaip labai įspūdį gerą paliko jų 9 numeris krašte žaidžiantis. Forbesas, man atrodo, pavardė. Labai aktyvus vingeris, jis imasi žaidimo, 1-1 pastoviai bando aplošti. Toks standartinis klasikinis vingeris, kur ne visi pasai atgal eina, o, žodžiu, aštrina pastoviai. Nežinau, jeigu Atletiko nesusikaups, jie gali tikrai tą ir antrą prasileisti ir tada jau bus labai sunku. Tai todėl laukiam antro kėlinio ir norisi namų komandos pergalės pagaliau, nes Vokietijoje abidvi varžybos pralaimėjo namų komandą. Tai sergam už namų komandą, tai aišku, simpatizuojam ir Briugei. Cardoso 2-1. Sorlotas. Gal taip ir pasibaigs grajus. Sorlotas hat-trikas. Ką baigėsi
4-1. Šiaip antram kėlinį tikrai Atletiko atsigavo. Visien neatimu fakto, kad man Briugė paliko labai malonų įspūdį. Realiai gerai ir tą kamuolį kontroliavo ir aštai žaidė. Nepasikeitė nuomonė po pirmo kėlinio. Tiesiog Atletiko pradėjo žaisti geriau. Sorlotas realiai kaip tikras puolėjas, kiek progų, tiek įvarčių. Atmosfera tai superinė irgi moka Atletiko palaikyti. Nežinau, kaip sektųsi, jeigu komandai, kaip palaikyti sektųsi, jeigu komandai nesisektų, bet kadangi komanda laiminėjo, tai, žodžiu, palaikymas buvo aukščiausios klasės. Tai dedu 10 balų šiom varžybom. Ką palieku gražų į stadioną Metropolitano ir vykstu jau į viešbutį. Vinicius scored a hat-trick today. Vini Junior, a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid, Ronaldo. Ką, labas rytas. Vėl išėjau į miestą pasivaikščioti, jau šiandien jaučiasi, kad vyks varžybos labai įdomios, jau sutikau ir pasipuošusius žaidėjais, aktorius. Labai šiaip, va šiandien jaučiasi, kad atmosfera yra futbolo. Vakar, kai Atletiko žaidė, gal nežinau, gal varžovas netoks stiprus sąlyginai buvo, dėl to nesijautė tokio ažiotažo, bet šiandien jau iškart išėjęs į centrą, tai veiksmas eina. Tai, žodžiu, keliaujam toliau apžiūrėti Madrido. Ir va, daėjęs iki Grand Via gatvės pabaigos, įsirėmė į Sibelės aikštė. Kuo yra ypatinga, tai yra šalia yra pagrindinis teatras karališkasis, karališkieji rūmai įvairūs. Aišku, šita vieta yra, kadangi jau šiandien mes kalbame apie Madrido Realą, tai šioje būtent vietoje komanda švenčia didžiausius savo pasiekimus. Tai yra Čempionų lygos titulus, sezono pabaigoje, jeigu yra iškovojami trofėjai, jie yra pristatomi čia. Žodžiu, šita vieta tampa tokia futbolo kupina. Iš tikrųjų, jie irgi verta pamatyti vien dėl grožio, ir aišku, Madrido Realams to labiau čia verta apsilankyti. Ypač jeigu Realas kažką laimės šiame sezone, tai žinosit, kad apie gegužės galą, birželio pradžią galima čia pasitikti čempionus. Ir aišku, dar viena vieta, kurią be galo svarbu aplankyti, yra karališkiai dar vieni rūmai, kurie taip man pasisekė, yra kitapus gatvės, kur aš apsistojau. Kuo čia iš tikrųjų įspūdinga, čia yra šalia labai didelis gražus parkelis, kuris man už nugaros, vandentiekis, aš jį atskirai filmavau. Žiauriai gražu ir nežinau, aš visur, kur Madride prasieinu, toks grįžtamas ryšys, tai visur ne veltui Madridas skaitosi karališkuoju miestu. Iš tikrųjų jaučiuosi, kad čia yra tiesiog wow, tokia elegancija, tikrai kaip pas tikrus karalius. Tai skiriasi šiek tiek jis, aišku, nuo kitų Ispanijos miestų, būtent to savo šarmą, savo turi tokio wow, elegancijos tokios. Tai čia vieta irgi labai gražu aplankyti, čia yra daug solelių įvairių, galima pasėdėti, tik aišku, karštom dienom čia labai karšta, nes dabar +19 ir aš einu ir jaučiu kaip ant to smėlio žvyro, ant kurio eini, ant jo yra labai karšta. Tai iš tikrųjų patartina aplamai Madridą lankyti ne vasarą, nes čia yra pernelyg karšta ir jūros nėra, o vėlyvą žiemą, pavasarį, rudenį, tai iš tikrųjų unikali įspūdinga vieta. Ir aišku, dar viena vieta, kurią būtina aplankyti, tai yra Retiro parkas, randasi prie pat Sibelės aikštės. 5 minutės ėjimo. Čia irgi, jeigu kalbėtų apie Madrido Realą, tai jie švenčia didelės pergalės. Žodžiu, po sėkmingų rungtynių čia labai daug Realo fanų galima sutikti. Ir kai, aišku, ir pralaimė, jie irgi čia renkasi. Žodžiu, tokia susibūrimo vieta Madrido Realo fanų. Ir aišku, čia yra daug ką pasižiūrėti, čia yra labai gražu, labai ramu, tai tikrai verta ateiti kokiam pusdieniui ir tiesiog čia mėgautis, leis laiką, nes vietos iš tikrųjų fantastiškas. Jau užsiruošiau į stadioną, jau beveik esu prie jo. Čia visiškas chaosas mieste, nežinau, ar tiesiog dar piko valandos nepraėjo, ar dėl to, kad Realas lošia, tiesiog kažkoks chaosas. Visi niekur nespėja, milžiniški kamščiai, tai kitą kartą jau tikrai važiuosiu, geriau su metro tikrai važiuoti, ten bent jau be kamščio apsieisiu. Tai jau po truputėlį artėjau prie stadiono, nežinau, kažkaip jauduliukas yra. Nors, kaip ir sakiau, nesu Realo fanas, o priešingai esu Barsos, bet nežinau, labai jau norisi pakliūti į stadioną, pamatyti visą tą renginį, plus vėliau biškį apie bilietus papasakosiu, nes gavau gerą gana staigmeną, malonę, bet apie tai šiek tiek vėliau. Keliauju nusipirkti šalikėlių. Matot, yra labai daug šitų kioskelių, kur prastos kokybės pardavinėjami marškinėliai ir visa kita. Kažkaip nežinau, jie legalizavosi. Man šituo klausimu labai Paryžiuje patiko, Paris Saint-Germain. Ten nėra nei vieno tokio kioskelio, ten tik tai oficiali parduotuvė ir viskas. Tai čia, žodžiu, daug kur gali nusipirkti pigiau.
Pirmas įspūdis tiesiog wow. Stadionas tikrai iš pažiūros yra stilingiausias, moderniausias, kurį aš mačiau. Forma jo tokia, nežinau net kaip paaiškinti, labai stilingas, žiauriai stilingas stadionas. Dar yra daugiau negu 2,5 valandos iki rungtynių, jau patys matote, kas vyksta šalia stadiono. Jau labai daug žmonių, perpardavinėtojai bando parduoti savo bilietus, jau uždarinėjamos gatvės yra. Tai eisiu pasižvalgyti, bet pirmas įspūdis tiesiog wow. Ta prasme, aš buvau Camp Nou stadione, bet aišku buvau iki rekonstrukcijos. Man nebuvo tokio įspūdžio kaip čia, wow. Ir pirmas faktas apie Bernabeu, jis nebuvo visą laiką taip vadinamas, pavadintas jis taip tik nuo 1955 metų, iki tol kažkokį įdomų ten Real Madrid Club de Football Stadium vadinosi, o dabar Santiago Bernabeu nuo 55 metų ir čia yra buvusio prezidento Santiago Bernabeu garbei, prie kurio laimėjo Realas labai daug trofėjų. Taip kaip štampuoja Peresas trofėjus, tai aš įtariu kažkada šį stadioną reikės tikrai pervadinti į Florentino Perez stadioną. Covido metu vyko didžioji rekonstrukcija stadiono, aišku gaila, kad aš nespėjau gyvenime dar pamatyti jo seno, kai jis stovėjo, kaip jis atrodė anksčiau, bet dabar iš tikrųjų, tai yra stilingiausias tikrai stadionas, bent jau aplinkui, kai aš einu, tai vienareikšmiškai stilingiausias, moderniausias stadionas, kurį esu matęs. Tas legendinis, kuris yra paslėptas už jo po rekonstrukcijos, liko legenda, kuriame Ronaldo žaidė, visos kitos žvaigždės, galaktikos ir taip toliau. Tai pirmas toks įdomus faktas dėl pavadinimo stadiono. Šiaip Realui finansiškai labai pasisekė, nėra taip, kad netektų daug pinigų rekonstrukcijos metu. Aišku, rekonstrukcija pati brangi buvo, bet komandai taip sutapo, kad rekonstrukcija vyko kaip tik tada sparčiai, kai buvo Covidas ir visi tikrai prisiminsite, kad buvo žaidžiama prie tuščių tribūnų ir Realas pernelyg bent jau iš pardavimo bilieto, kaip žinia, tai yra vienas iš pagrindinių šaltinių pinigų kiekvieno futbolo klubo, tai jie pernelyg tame reikale neprarado, jie žaidė mažame stadione, Alfredo De Stefano, jeigu aš neklystu pavadinimas, tai žodžiu, daug ką neprarado. Tai finansiškai Realas yra šiam momentui, jeigu žiūrėt, tai yra viena stabiliausių komandų pasaulyje, kaip ir, aišku, pagal trofėjus nieko nepasakysi, tai yra tituluočiausias pasaulio klubas, beje, apie titulus įdomus momentas, įdomus faktas. Komanda turi 106 trofėjus ir už juos pasaulyje daugiau trofėjų turi tik 2 klubai ir tikrai ten domitės labai futbolu, tai tikrai atspėsite kas, bet iš tikrųjų atsakymas nėra labai akivaizdus, tai yra Glasgow Celtics ir Glasgow Rangers turi daugiau trofėjų, bet aišku, jeigu žiūrėt pagal reikšmę trofėjų, tai vienareikšmiškai nesulyginsi su Realo iškovotais trofėjais ir kokią reikšmę jie turi. Tai šiam momentu tai yra tituluočiausias pasaulio klubas. Ir aišku, einu apsilaikinti oficialioje parduotuvėje Madrido Realo. Pirmas, kas pasitinka moteriškas skyrius, ten yra vaikų. Leidu tik fotkint, tai taip pafilmuosiu, žodžiu, visų žaidėjų marškinėlių. Nuo matchday šalikėlių yra papigiai, kurie labai ten baisiai atrodo, tai irgi nupirksiu originalų Madrido Realo šalikėlį. Karališkasis klubas, karališkos ir taisyklės. Tai pirma parduotuvė, anksčiau neteko man būti, kad neleistų filmuoti, tik fotografuoti sakė. Tai ten ką pavyko žemiau nuleidus telefoną pafilmuoti, tai pafilmau, bet šiaip čia nefilmuoju kažkokių unikalių dalykų, tai ir nerizikavau, kad prisikabintų. Kad neprisikabintų tiksliau. O antras dalykas dėl kainų, tikrai karališkasis klubas. Pradėsiu nuo šalikėlių, nupirkau Madrido Realo šalikėlį, kurį rodžiau. 30 eurų kainavo, tai yra didžiausia kaina visur, niekur aš nemačiau, kad tiek kainuotų. Tai aš pripratau, kad visose šalyse apie 20 eurų, pavyzdžiui, Lenkijoje, kai buvau, ten iš vis 10, man atrodo, eurų kainuoja, apie 10 eurų kainuoja, jeigu iš zlotų išversti šalikėlis. Čia 30. Maišelis tu gali arba paprastą pasiimti, aš pagalvoju, paimsiu kažkokį firminį, tikrai nestėjau, kad jis 15 kainuos, tai, okei, bus atminčiai, kad buvau Santiago Bernabeu, bet šiaip iš esmės tikrai brangu, tai jeigu norit ant šalikėlių sutaupyti, tai geriau, aišku, tuos prastos kokybės pas prekiautojus šalia stadiono pirkit, bet jeigu norisi originalaus, tai būkit pasiruošę, tas, aišku, reikalas kainuos. Tai apsipirkimas man kainavo bendroje sumoje 7 eurai, dar už 12 eurų draugų nupirkau pakabuką, kuris už Realą serga. Tai žodžiu, spręskit patys, brangu, nebrangu, bet mano atveju, mano gyvenime tai yra brangiausia klubo parduotuvė. Kaip ten sakoma, Hala Madrid.
Žiūrėkit, kiek žmonių ir koks šėlsmas, dar 2 valandos iki varžybų. Šiaip kol kas po biškį titulas geriausio vaibo iš Liverpoolio slenka iš rankų. Tai nežinau, kol kas, wow, fantastika. Tai žiūrėsim, kaip bus toliau. Už manęs ten renkasi pagrindiniai fanai Realo, tie ultras vadinamieji. Tai žaidžia su Benfica, bet visien būtinai pariekaut putą Barsą. Va, girdisi už manęs, kas vyksta. Tai, žodžiu, Barsai jam ramybės niekaip neduoda. Dar vienas momentas dėl Santiago Bernabeu, tai aišku, patogus gana yra būdas čia vykti metro, nes yra prie pat metro stotelė. Šį kartą aš važiavau su taksi, dėl to, kad vakar važiuodamas iš Atletiko varžybų pamečiau metro kortelį, jau naujos kažkaip šiandien nepagalvojau nusipirkti, tai važiavau su taksi. Ir šiaip, jūs matote už manęs, stadionas randasi tarp gyvenamųjų namų. Labai dažnai žmonės gyvenantis čia tiesiog skundžiasi į meriją dėl triukšmo, kuris yra šalia stadiono, nes čia vyksta ne tik tais Madrido Realo varžybos, šis stadionas yra, aš kai nueisiu iki žolės, jau į patį stadioną parodysiu, Transformeris stadionas, kuris gali lengvai transformuotis į koncerto aikštę, į amerikietiško futbolo aikštelę ir panašiai. Tai, žodžiu, čia labai dažnai būna renginiai ne tik surišti su Madrido Realu, bet aišku, pagrindinė asociacija yra be abejo su Madrido Realu. Tai tokie pastebėjimai, tai jeigu vyksite, tai tikrai patogu yra metro. Tik tais tą metro kortelę nusipirkit ir netgi metro taip ir vadinasi Santiago Bernabeu, tai tikrai pagal pavadinimą suprasti, kur važiuoti. Kas iš paskos vyksta? Wow. Žodžiu, iš to, kas vyksta prie stadionų, tai 10 iš 10. Pirmoje vietoje tikrai galvojau, ar aplenks Liverpoolį. Tai šalia stadiono aplenkia. Tiek akšino, tiek veiksmo, tiek valandų dar iki varžybų. Kas ten vyksta už autobusą, kai važiuoja autobusas, kiek yra sirgalių iš galos tais dūmais einantis, tai wow, tiesiog nesulyginsi. Aišku, su visa pagarba visiems sirgaliam, visų komandų, bet kol kas iš to, ką aš mačiau, galbūt pamatysiu dar geriau kažkada kažkur, bet kol kas, numeris 1. Viduje irgi moderniai viskas atrodo. Gražu, taip, skoninga. Sienas pasižiūrėt, kaip padarytas, vakar sulyginkit Vandrio Metropolitano ir kaip skoningai, žodžiu, čia padaryta. Tai su skoniu tikrai stadionas. Vieną žodį kosmosas. Jis yra tiesiog milžiniškas. Wow. Ką, dabar vietas, wow, tiesiog bombinės gavau, superinės. Juokinga dėl bilietų, papasakosiu šiek tiek. Vėlgi užsakinėjau iš footballtickets.net.com ir užsakinėjau pradžiai bilietus sektorė 202, čia aukščiau, kur aš sėdžiu, bet dar vienas aukštas į viršų. Irgi geros gana vietos ir kažkaip man turėjo parašyti pardavėjas, atvežti gyvą abonementą ir dingo. Jie patys parašė footballtickets.net.com, susisiekė su manimi ir, žodžiu, atsiuntė elektroninį bilietą jau kito žmogaus. Atsidarau bilietą, pirmas žiūriu į vietas, kad yra superinės, antras, nežinau, sutapimas ar ne, bet biliete dabar matysit, bilietas priklauso Yasin Bonu. Tai yra vartininkas, kuris žaidė už Seviliją tokių pačių vardų, pavardę, Maroko rinktinės vartininkas, dabar už Al Hilalį žaidžia. Ir aš paskaičiau internete, kad labai daug žvaigždžių ir tiek futbolo, tiek krepšinio, tiek skirtingų ten teniso žvaigždžių, jie turi išsipirkę Barsos, Realo abonementus, ypač šitų 2 komandų. Ir kažkaip, nežinau, čia sutapimas ar ne, tai liks tokia intriga. Ir man gyvenime, nežinau, gal naudojus abonementų žinomo vartininko. Bet šiaip iš esmės vietos tiesiog superinės, tai gavosi taip, kad aš gavau geresnės, nes tas nusimuilino pardavėjas. Tai dar vienas iš privalumų pirkti iš footballtickets.net.com, kad jeigu tavo sektoriuje ten kažkas įvyksta, kažkur nusimuilina pardavėjas ir tau neperdoda bilietų, tai jie, žodžiu, tikrai ras tau kur atsisėsti ir dažniausiai tai būna, kiek paskaičiau atsiliepimus, kad tai būna tavo naudai bilietai pakeisti, kad ne į prastesnės vietas, o į geresnės. Ką Realas šiandien nutarė neatidarinėti stogo, tai garsas bus dar stipresnis, tai gera labai žinia man kaip žiūrovui ir aplamai, manau, Realo fanams yra gera žinia. Žinot, tiesą pasakysiu, kai ateini į tokį grožį ir tokią atmosferą, tai filmuoti nesinori. Noris tam momente būti, viską pajaus, bet
jau pradėjau sakyti, tai paveiks ir pasakysiu ir B, tai, žodžiu, filmuosiu tikrai, kas vyksta varžybose, bet šiaip, nežinau, man kaip Barsos, gal atleis man Barsos fanai visi ir panašiai, bet, vau, tiesiog kosmosas yra. Pasiėmiau Coca-Colos, alaus nėra jau 4. stadione, kuriam esu Ispanijoje, nes buvau per visą laiką Camp Nou, tai ten irgi negalima viduje nusipirkti alaus. Vėliau buvau Espanyolo stadione pernai, kai žaidė su Barsa prieš paskutinėme ture, kai čempionais Barsa tapo. Tai irgi negalima buvo nusipirkti, vakar Atletiko negalima nusipirkti, ir šiandien Realė. Tai vadinasi, čia yra, visos Ispanijos tokia taisyklė. Tai dėl pačių varžybų, tai spėčiau, kad Realas laimės, irgi manau, kad 3-1 vakarykštį, gal kad nors pataikysiu su rezultatu pagaliau. Bet aišku, aš labai noriu, kad būtų renginys superinės ir mano spėjimas, kad bus bent 11 metrų baudinys, nes labai noriu įterpti tą frazę, kai ispanai sako penalti a favor del Real Madrid. Nes jau kaip memas jis tapo, nes tikrai dažnai gauna Madrido Realas pendelius. Tai aišku, kalbant logiškai, tai suprantama, kai tu daug atakuoji, tu daugiau galimybių ir turi gauti 11 metrų baudinys, čia su to viskas tvarko yra ir ta prasme, ten pažvengti iš to galima, bet realybė yra tokia, kad tu dominuoji, tu žaidi pirmų numerių ir faktas, kad tu daugiau turėsi galimybių gauti 11 metrų baudinius. Tai čia Emirates vipinės vietos. Tai kaip suprastumėt, kur guli Varkas ten aš, sėdės vipai iš Emirates. Šiandien iš minusų Mbappé negalės žaisti dėl kelio traumos. Nebus Bellinghamo, Rodrigo, bet bus Viniciusas ir kitos žvaigždės. Tai aišku, šiek tiek nuliūdau, bet visiems tai neatmeta fakto, kad bus superinis renginys. Nušvilpė Viniciusą. Bet žinokit, šitas himnas, kai Hala Madrid grojo, tai šiurpuliukai bėga. Vau, tiesiog vau. Ką 0-1 Benfica įmušė. Aišku, patikrins dar dėl nuošalės, bet man atrodo, turėtų įskaityti. Suomenį 1-1. Guleras.
pirmo kėlinio 1-1, neįskaitė dar Gulero įvarčio. Tai šiaip Realas ir Benfica panašiai lošė, ten turėjo Benfica gerų šansų, Realas gale jau pradėjo kažkaip judėti linksmiau. Bet šiaip atmosfera superinė, nežinau, tai stadionas, kurį verta tikrai aplankyti. Ir ten nesergu nei už vienus, nei už kitus. Aišku, įdomiau būtų kur kas, jeigu Realas toliau praeitų, nes visiems didelis tikrai klubas ir kai bus jau pasveikę visi lyderiai, tai ten, manau, jie tikrai gali pasiardyti dėl Čempionų lygos šiais metais. Bet antram kėlinyje aš manau, kad jau pribaigs Realas, tai kokius 2 gal įmuš. Ir iš serijos, kaip ir sakiau, 3-1 plius minus ir turėtų pasibaigti. Bet tolyn, manau, tikrai keliaus Realas. Žiūrėsim, ar pataikiau. Ir aišku, laukiu penaltį po Real Madrid. Baigėsi rungtynės. 2-1 Realas laimėjo, bendroji sumoje 3-1, tai mano nuomonė pelnytai pateko kito varžybų etapą, nors vėlgi kaip ir vakar sakiau apie Briugę, buvau ją pagyręs, tai ir Benfica žaidė gana kokybišką gerą futbolą. Realas yra Realas. Jie visien turi savo pranašumą visur ir visada kažkokį. Arba individualiuose veiksmuose, arba komandiniuose. Tai iškovojo pergalę, mano nuomonė, šiandien pelnytai. Ir netgi džiaugiuosi iš tikrųjų, kad jie toliau pateko, nes Čempionų lygoje kur kas įdomiau bus stebėti, kai Realas yra toliau. Nes, kaip ir sakiau, šitą komandą dabar matosi, kad viduje yra kažkokių ten neaiškumų, nesutarimų ir panašiai. Bet jie savo formą gali pagauti iki sezono galo ir drąsiai pasiimti tos likusius 2 trofėjus, dėl kurių kovojo. Aišku, nenorėčiau, nes, kaip ir sakiau, Barsą palaikau, bet realistiškai žiūrint, Realas yra visada favoritas tarp pirmųjų komandų, kurios gali laimėti trofėjų. Tai todėl, kalbant apie patį stadioną, apie atmosferą, vienam turbūt lygmenį bus su Liverpooliu, nepralenks, o vienam, galbūt, nežinau, būtų komanda demonstruotų įspūdingus dabar rezultatus, galbūt būtų kitaip, jeigu viduje būtų viskas tvarkoje, gal atmosfera būtų šiek tiek geresnė. Bet šiaip matosi, kad sirgaliai noriai palaiko, kad serga visa širdim už komandą. Nenori, netgi po visų pertvarkymų dabar, galbūt kurie vyks komandoje, Realas tikrai savus trofėjus pasiims ateityje. Žodžiu, likau labai patenkintas, netgi, kaip ir sakiau, kartais norėjusi tiesiog pasimėgauti, nefilmuoti nieko. Tai todėl dabar keliauju tada į viešbutį ir gale, kai visą laiką reziumuojant visos kainos ir užbaigsime šią laidą tokia linksma nata. Grįžau į viešbutį, tai apibendrinus kelionę labai patiko. Šiaip Madridas labai gražus miestas, tai tikrai patariu. Jeigu jūs netgi nesate futbolo fanai, ten didžiausi ar Madrido, Realo, ar Atletiko, ar šiaip kitų komandų, tai tikrai vien verta nuvažiuoti pasižiūrėti miestą, nes labai gražus ir daug ką yra pamatyti ir kas svarbiausia, labai daug lankytinų vietų yra sutelkta maždaug perimetre, ten kelių kilometrų vienas nuo kito. Tikrai gana daug spėsite apžiūrėti, jeigu aišku eiti į vidų, tai tikrai, kiek aš buvau 3 dienas, tai 3 dienų nepakaks. Jeigu eiti ten į muziejus visokius ir taip toliau, ten aišku ilgiau reikės, bet jeigu jūs važiuojat grinai apsižiūrėti aplinkui, plus nueiti galbūt į futbolą, tai 3 dienų kaip ir turėtų pakakti. Ir kaip ir sakiau, įspūdžiai iš futbolo pusės, iš miesto pusės pasidalinau, iš futbolo pusės tai tikrai labai gerai, tiek Atletiko man patiko labai ir atmosfera, ir stadionas, ir pačios rungtynės, ir Madrido Realo šiandien tiesiog vau atmosfera yra, palaikymas aukščiausios klasės, žaidimo prasme, aišku, nebuvo lyderių komandos ir galbūt kelių ten, aišku, ne visų, nebuvo Bellingemo, nebuvo Mbappé, nebuvo Rodrygo, tai to paties Militao gynyboje nebuvo, tai aš manau, kad kai visi pasveiks, visi bus sudėlioti reikalai komandos viduje, tai tikrai komanda vėl taps, kaip ir sakiau prieš tai, labai galingų klubų, grįžti tiksliau į tą savo statusą. Labai didelis privalumas, kad yra šilta, tai jeigu ruošitės važiuoti, tai žiemą, stebėti futbolą, tai žiemą
labai patartina netgi važiuoti į šiltas šalis tokias kaip Ispanija. Lėktuvo bilietai kainavo 153 eurus, pirmin atgal čia iš Kauno ir į Kauną atgal. Toliau viešbutis, aš jau dalinausi, kainuoja 200 eurų. Rungtynės į Madrido Atletiko rungtynės 162 eurai kainavo. Ten jau pasakau, kad šiek tiek nusivyliau vietomis, bet šiandien su kaupu kompensavo tą Santiago Bernabeu. Ir Madrido Realo varžybos 417, jau čia brangios gana buvo, bet ir vietos, su vietom man labai pasisekė ir nei kiek nesigailiu, kad tiek kainavo. Ir viduje aš maistų šiam momentu per 3 dienas išleidau apie 50 eurų. Ne, meluoju, apie 70 bus, taip 70. Ir pravažiavimai vieną kartą į Atletiko varžybas važiavau metro, tai ten bendroji suma man gausi 5 eurai, nes 2,50 į abi dvi pusės. Ir į Madrido Realo rungtynės tai vykau su taksi, nes pasakau, pamečiau vakar metro kortelę ir gavosi, kad pirmin atgal sumokėjau 34 eurus į Santiago Bernabeu stadioną ir iš jo. Tai va, tai todėl apibendrinus, kelionė gavus visien nepigi vien dėl Realo varžybų, bet Madridą tikrai verta pamatyti, tą patį, ką aš sakiau Paryžiuje, kad verta pamatyti miestą ir aišku, pasižiūrėti gyvai bent jau Realo rungtynės, tai tikrai labai labai verta. Tai va, tai todėl rašykite komentaruose, kokius miestus, kokias komandų, stadionus, varžybas norėtumėt, kad aš aplankyčiau. Aš kreipiu dėmesį į komentarus, tai būtų tikrai smagu iš jūsų pusės kažkokią grįžtamą ryšį gauti. Ir aišku, prenumeruokit kanalą, dalinkitės juo, nes labai norisi, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. Ir vien dėl to, kad aš manau, kad futbolo tema, ji visiems daug žmonių yra įdomi ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodo iš arti. Aš manau, kad vien verta pasižiūrėti, kaip stadionai ir kiti dalykai atrodo ir tikrai verta prenumeruoti kanalą. Tai va, tai todėl iki kitos kelionės.